kadangi programą reikia toliau. Man šita tema nepaprastai įdomi ir brangi ta prasme. Kadangi mes su pranciškonais lietuviais pranciškonais turim labai ilgą ryšį, be abejo, jie vieni iš pirmųjų atsirado Lietuvoje, reiškia, ilgiau negu kita religinė bendrija. Tai vienas dalykas yra, rodos ir Gedimino laikais, bet reiškia, čia istorijos dalykas, tai kitam leisiu pareiškinti. Antras, kad reiškia, čia šitoj vietoje, šita vieta yra mums brangi labai, reiškia, nes čia mes tokia tapo salelė Lietuvos, kai buvo 50 metų okupacijos. Tai yra pačiai nepaprastai brangi. Bet to ir mus, reiškia, čia priima ir pamostų, ir pavadina, ir kita, reiškia, tai mums tikrai yra tas smagu. O dabar, reiškia, daugiau į temą, apie pačius pranciškonus. Juos įsteigė, ir aš čia jūsų temos negvildensiu, bet reiškia, kadangi juos įsteigė 1209 metais Pranciškus, gavęs popiežiaus tokį, žodžiu sutikimą. Bet tas svarbu mums tai, kad reiškia mes čia 2000 metais irgi atšventėm tą pranciškonų įsikūrimą. Tada paskaitą skaitė brolis Aurelijus mums, reiškia, kaip tik tuo metu buvo dar gana čia naujas, ir tuo metu mes tą paminėjom. Tai tą pirmą pranciškonų, reiškia, tą momentą, kada jie atrado. O vėlesnius, apie kuriuos kalbės, reiškia, brolis Algirdas, tai čia daugiau papasakos, nes ten yra tikrai daug, kas pranciškonam nepaprastai yra svarbu. Bet sakau, kadangi tas ryšys yra labai tamprus ir tas tikinčiųjų, reiškia, ta bendryje išsilaikė tiek laiko, reiškia, ir pasaulyje yra mažiau, jau gal anksčiau buvo, bet yra 10 000 tų mažesnių jų brolių, reiškia. Vieną kitą, reiškia, dalyką, vienas užklausė manęs, vieną dalykėlį, kurį ir turbūt ir brolis Argidas paaiškins, kad, reiškia, yra kodėl brolis kunigas, ar reiškia, kodėl ne kunigas. Tai mes tik norėjom tą paryškinti, reiškia, nes pranciškonų yra visi broliai. Ir ypač dabar yra atnaujintas ta brolyje, kas buvo Pranciškaus laiku, kada visi laikė vienas kitą broliais. Tai vienas žodžiu, tas labiau. Mes Amerikoje esame daugiau pripratę prie to father, reiškia, ir mes tą atsimenam ir dažnai važiuojam. Ir čia sakydavo, tėvai pranciškonai, tėvų pranciškonai sodyba. Bet reiškia, tas broliai, jie visi yra broliai savo tarpe, vieni turi, reiškia, šventimus, ir, reiškia, pasaulyje apie 70% tų brolių iš 10-11 tūkstančių, 70% yra kunigai broliai, o, reiškia, bet jie vienas kitą brolių vadina ir savo bendruomeniai taip ir gyvena. Reiškia, broliukų buvo ir pas mus čia pranciškonuose, jie dirbo spaustuvėje, vienas kitas dirbo, reiškia, virtuvėje. Vienu žodžiu, jie savo įnašą padarė tai brolijai ten, kur jie gyveno, ir jie gyveno tą pašvestą gyvenimą, taip kaip ir kunigai, bet be šventimo. Tai va, tai aš tik norėjau tokį įvadą padaryti. O dabar apie mūsų šitą paskaitininką, pranešėją, tėvą brolį Algirdą Makalauskį. Galiu tik tai tiek pridėti, kadangi jau būsit skaitę ir susipažinę, galite rasti ir šitą internete, Bernardinuose apie jį, bet vieną galiu tik tai tiek pridėti, reiškia, kur nepadėjom į knygelį, reiškia, kad jisai yra mėgsta kaktusus, reiškia, tai juos atrodo gali palikti ilgesnį laiką ir jie vis tiek gyvuoja. O jau kaktusų kolekcija, rodos, nekristų, kažkas apie 30 yra, gal dabar padaugėjo. Bet Lietuvoje yra, reiškia, nesivežiojo, tai sako, gali palikti ilgesnį laiką. Čia yra 3, čia 3. Čia 3, reiškia, yra 10% šiaip taip. Bet tai tie kaktusai yra iš viso pasaulio šalių, nereiškia iš vienos vietovės. Tai jeigu jam užėjus noras, galės apie juos papasakoti, bet pirmoji vietoj Pranciškus ir tėvai pranciškonai ir jų jubiliejai. Tai prašau, tėvai, prašau, tai yra brolė. Visų pirma, sveikinu, su gražiu jubiliejumi. Ačiū. Tai jūsų irgi šventė, tai prieš porą metų, tai viena rimtesnė. Nebežinau. 50. Pamiršot dovaną. Dovanotojos nuliūs. Aš nežinau, galima kratyti, reiškia.
Tai kaktusai čia yra 3, pradžia jau naujos kolekcijos Šiaurės Amerikos, o Lietuvoje palikau pas sesutės Klarisas, jos globoja, kaip pasakyti, ten moteriškės, tai rūpinasi. Dabar, kai grįšiu už poros savaičių, tai nuvažiuosiu pažiūrėsiu, kaip jie gyvuoja. Tai labą vakarą visiems. Good evening, buonasera. Kadangi šventas Pranciškus buvo italas, tai turim vieną ir tikrą italę. Perché San Francesco era un italiano, abbiamo anche una italiana, Maria, qui con noi. Tai tikrai noriu labai padėkoti gerbiamam Eligijui ir visiems. Nežinau, kaip aš čia pateisinsiu jūsų lūkesčius, bet tema iš tikro yra tokia gera. Ir turėjau progą, kaip su tėvu Jonu mes pajuokavom, ką tik dabar mūsų ordinas įvairiom progom išleidžia tokias gairės, knygelės įvairias. Ir būtent šitiems 5 jubiliejams išleido tą knygelę, kurią mūsų provincijolas atsiuntė ir padėjo, reiškia, čia mūsų vienuolyne, viešoj vietoj. Ir aš gyvenu jau 6 mėnesiai ir 5 dienos, pro tas knygelės praeidavau ir kažkaip, mes taip, kaip su tėvu Jonu esam pripratę broliai, kad ordinas išleidžia, bet nieks neskaito tų knygelų. Tai dabar jūsų paragintas, kaip pasiūlė tą temą, galvoju, kaip gerai ordinas mūsų, reiškia, išleido knygelę, viskas gatava. Atsiverčiau, kaip pasakyti, copy-paste ir paskaita gatava. Tai turėjau progą ir kaip pasakyti, reiškia, nuėjus, aišku, ir internete, ir įvairiom kalbom, anglų, italų, ispanų ir taip toliau knygelė apie, reiškia, pranciškonų, kaip yra išversta, daugelįpį jubiliejų, kuris prasideda šiais metais ir baigsis 26 metais. Tai, kaip jau ir paminėjot, pranciškonų ordinas susikūrė 13 amžiuje 1209 metais ir tie jubiliejai visi yra 800 metų jubiliejai. Ir šiais metais pranciškoniškoji šeima visame pasaulyje, tai ne vien tik mūsų ordinas, bet ir pranciškonai kapucinai, pranciškonai konventualai, TOR, tokie yra, reiškia, 3 ordino, visos seserys pranciškonės, pranciškonai pasauliečiai, visi švenčia pranciškoniškoji šeima jubiliejų ir visa šeima pranciškoniškoji labai plati išleido būtent tas tokias gairės, kaip galima paminėti 5 jubiliejus. Taigi šiais metais mūsų, sakykime, šeima pranciškoniškoji švenčia, pradeda švęsti 2 jubiliejus. Tai 1223 metų Šventojo Pranciškaus, aiškiai, patvirtintoji regula, tai vadinama regula volata. Ir 1223 metais Grečio miestelėje per Kalėdas Pranciškus Asyžietis buvo pirmasis, kuris padarė gyvą prakartėlę, reiškia, tą Betliejų prakartėlę. Po to tai paplito ir mes daugelis iš jūsų, manau, turite ir namuose, tai daro vaikai, mokyklose ir taip toliau, tai pradžią davė Pranciškus. Taigi šiais metais švenčiami tie 2 jubiliejai - Regulos 800 metų ir Grečio Kalėdų jubiliejus. Kitais metais švenčiamas Šventojo Pranciškaus Stigmų jubiliejus. Šventas Pranciškus rugsėjo mėnesį 1224 metais, melsdamasis Alvernos kalne, išgyvena tokį ypatingą misinę patirtį ir gauna stigmas. Jo rankose, kojose ir šone atsiveria Kristaus žaizdos. Tai yra pirmasis patvirtintas stigmatizuotasis pasaulyje, sakykime, katalikų bažnyčios istorijoje. Taigi čia kitų metų jubiliejus, tai būtų kaip ir 3. 1225 metais Pranciškus Asyžietis jau buvo labai sergantis ir aklas, galima sakyti. Tame tokiam skausme, galima sakyti, kūniškam ir galima sakyti savo pašaukimo tokiam tikrai apogėjui
sukuria nuostabę taip vadinamą kūrinijos ar pasaulės giesmę. Aš paskui perskaitysiu vėliau, bet daugelis iš jūsų, manau, esate ir skaitę, ir girdėję, ir jinai tuo galbūt tokia svarbi yra, kad tai toks kaip skaitomas vienas iš pirmųjų kūrinių, parašytas ta paprasta vadinama vulgaris italų kalba, galima skaityti poema tokia, ir kartu tai nuostabus kūrinys, kadangi apdainuoja, gieda Dievo kūrybą, Dievo grožį per kūriniją. Ir per tai, sakykim, Pranciškus tampa labai tokiu prieinamu ir, sakykim, kitų pažiūrų, kitų religijų, kitų kultūrų žmonėms, per tai jis tampa tokiu universaliu ir mes esat girdėję, kad popiežius ir Jonas Paulius II ir popiežius Pranciškus Asyžiuje būtent darė tą vadinamą tokius tarp religinius susitikimus, kur buvo sukviesti labai daugelio religijų žmonės, kadangi Pranciškus yra tokia asmenybė, kurie sugeba apjungti visą tai. Taigi čia būtų 4. jubiliejus, kūrinijos giesmė, reiškia 2025 metais, ir tas daugialypis 5. jubiliejus 800 metų užsibaigs 2026 metais, tai bus švenčiama Pranciškaus mirtis arba, sakykim, užgimimas naujam dangiškam gyvenimui, kurį vyko 1226 metų spalio 3 dieną. Taigi 5 jubiliejai: Regula, Grečio kalėdos, Stigmos, kūrinijos giesmė ir Pranciškaus mirtis arba, sakykim, užgimimas naujam gyvenimui. Taigi tokios 5 progos švęsti pranciškoniškai šeimai, ir kaip ta knygelė, kurios nieks neskaito, bet turėjau progą paskaityti, dabar ruošdamasis jums, rašo, kad Pranciškaus visas gyvenimas buvo tokia dovanojimas. Ir Pranciškus, kai mirė Asyžiuje Porciunkulėje, jis paprašė, kad jį visiškai išrengtų net iš rūbų, nes norėjo išgyventi tą visišką tokį neturtą, visiškai, kad nieko neturėtų. Ir labai gražiai toj knygelį rašo, ta pranciškoniška šeima, sakykime, visa, kad visas Pranciškaus gyvenimas buvo dovana, davimas, atidavimas. Taigi, tam tikrą prasme, tie šimtmečiai irgi, reiškia, Pranciškus daug gavo iš Dievo malonių, be galo daug malonių. Jo visas gyvenimas buvo iš Dievo duota malonė ir jis taip pat save dovanojo kitiems. Ir tie šimtmečiai kviečia mus gyventi pagal tą meilės gavimo ir savęs dovanojimo arba meilės gražinimo kitiems malonę, kad tai, ką Pranciškus davė pasauliui ir galiausiai net galima sakyti, kad dabartinis popiežius, kuris irgi kažkodėl nepasirinko kito kažkokio vardo, bet pasirinko Pranciškus, tarsi aktualizuodamas tai, jog ta Šventojo Pranciškaus Asyžiečio žinia yra aktuali šiandienų pasauliui. Jis tarsi dar kartą paliudija, kad reiškia, Pranciškaus ta malonė iš Dievo gauta, jinai gali būti vėl naujai adituota, dovanojama, gražinama kitiems. Taigi tie jubiliejai taip pat gali būti galimybė dovanoti kitiems tą džiaugsmą, brolystės dovaną ir kitus Dievo patirtį, kurią Pranciškus patyrė, kad kuo daugiau žmonių ir per Pranciškaus tą pavyzdį išgyventų Dievo artumą. Taigi Pranciškus Asyžietis labai trumpai, garsus italų ir viso pasaulio rašytojas Dantė labai gražiai aprašydamas Pranciškų Dieviškoji komedijoje sako: Nacque al mondo un sole. Pasauliui patekėjo saulė. Tokiais žodžiais jis užsimena apie Pranciškaus Asyžiečio gimimą 1181 metų pabaigoje arba 1182 metų pradžioj. Jis priklausė gana turtingai Asyžiaus šeimai, kuri prekiavo audiniais, medžiagomis. Mes, kaip ir daugelis turbūt žinote, nerūpestingai leido paauglystę, jaunystę, žavėjosi to laiko riteriškais idealais. Ir būdamas apie 20 metų jis dalyvavo viename karo žygyje
iš Asyžiaus į Perudžią, kur buvo suimtas, metams laiko įkalintas ir būtent tų metų eigoje jo rankas papuola. Tuo metu, sakykim, ir bažnyčia taip nelabai leido versti šventąjį raštą, Naująjį testamentą į kitas kalbas, bet jo rankas papuola į italų tą vulgarią kalbą, tai reiškia išversta Evangelija, kurią jis gali perskaityti per tuos metus. Ir tai jo gyvenime iššaukia didelius pokyčius, tokį kaip atsivertimą, galima sakyti. Tada tėvų išpirktas iš kalėjimo, jisai grįžta į Asyžių, bet tampa tokiu perkeistu žmogumi ir prasideda jo Dievo paieškos gilesnės. Jis ieško apleistų bažnytėlių, juose meldžiasi. Viena iš tų bažnytėlių tai San Damiano, Švento Damijono bažnytėlė Asyžiaus prieigose. Ir ten jisai išgirsta tokį kaip balsą: Pranciškau, eik ir statyk mano griūvančius namus, nes jie griūva. Statyk mano bažnyčią. Jis tai supranta labai taip tiesmukiškai, pradeda rinkti akmenis, eina taip pat pas Asyžiaus gyventojus, elgetauja statybinių medžiagų, reiškia, atstatinėja tą bažnyčią. Ir aišku, tik po to jau prabėgus, sakykime, galbūt geram dešimtmečiu ir taip toliau, jis suvokia, kad didžiausias poreikis yra atstatyti tą vidinę bažnyčią, gyvąją bažnyčią. Bet turbūt daugeliu iš mūsų reikalingas tas kelias nueiti, kad suprasti, ką Dievas kalba. Taigi jis atstatinėja tą bažnytėlę ir nuvykus į Asyžių ją galima aplankyti. San Damijono bažnytėlė taip pat atstatinėja kitas apylinkių bažnytėlės, viena iš jų Porciunkulės. Ką tik šventėme prieš 3 dienas Porciunkulės šventę rugpjūčio 2 dieną. Reiškia, jo gyvenime vyksta toks didžiulis, galima sakyti, atsivertimas. Jisai po to meldžiasi Dievo, apsisprendžia gyventi tokį atsiskyrėlio, sakykime, atgailautojo gyvenimą, apsivilka kažką panašaus į tokį rudą maišą, abitą. Pradžioje, bent jau tokia legenda pasakoja, kad buvo susijuosęs pagal benediktinų vienuolių su diržu, bet paskui, reiškia, keliavo ir pamatė pakeliui, reiškia, vargšą, kuris buvo susijuosęs su virve ir suprato, kad diržas yra prabangiau negu virvė, išsikeitęs, susimaidė, žodžiu. Ir tada jisai maždaug 1208 metais bando atrasti, koks tas yra tikrasis jo pašaukimas. Ir būdamas vienoje iš tų mažų Asyžiaus apylinkių bažnytėlių, jis išgirsta ištrauką iš Mato Evangelijos. Jėzaus kalba į misiją siunčiamiems apaštalams ir pasijunta pašauktas gyventi neturte ir atsidėti pamokslavimui. Ir prie jo prisijungia jo, sakykime, vaikystės jaunystės draugai, kurie irgi buvo, sakykime, tokie paliesti, vedami tų riteriškų idealų. Ir 1209 metais Pranciškus leidžiasi į Romą pranešti popiežiui Inocentui III, kad svajoja gyventi evangelinį gyvenimą. Tiesiog Pranciškus net negalvojo steigti jokios vienuolijos, bet tiesiog norėjo taip pagal Evangeliją labai ištikimai gyventi. Ir popiežius jį tėviškai priėmė, Pranciškus papasakojo daugmaž savo tą gyvenimo būdą, kai mokslininkai mano, kad gal kažkaip tai buvo labai primityviai ir užsirašęs, bet tas pirmasis įrašas jo neliko. Ir popiežius jį tėviškai priėmė, tiesiog popiežius suprato, kad Pranciškaus tas pažadintas sąjūdis turi dievišką kilmę. Ir popiežius palaimina, taip gimsta mūsų pranciškonų ordinas, kaip Eligijus ir paminėjo, 1209 metais ir mūsų ordinas šventė 2009 metais didžiulį jubiliejų, sakykim, tos pranciškoniškos charizmos kaip ir užgimimo jubiliejų. Ir taip prie Pranciškaus pradeda burtis jo daugelis jo buvusių bičiulių, paskui ir daugiau vyrų. Po to galima sakyti, kad prie jo, reiškia, į tą kelią trokšta įsijungti ir šventoji Klara.
jisai ją pradžioje priima prie Porciunkulės bažnytėlės, bet kadangi moteris negali gyventi kartu taip, su vyru toj kompanijoje, tada jisai ją išsiunčia į benediktinių vienuolyną ir po to taip pat joje irgi subręsta, reiškia, ta moteriška, galim skaityti, pusė pranciškoniško pašaukimo ir taip gimsta taip vadinamas pranciškoniškas antras ordinas arba Šventos Klaros seserys. Po to, kiek vėliau, taip pat ir pasauliečiai pajunta tą troškimą ir sako, kaip mes galim, nes buvo tokių, sakykime, bandymų ir tendencijų, kad išyra šeimos, sakykime, vyras galbūt neina pas pranciškonus, moteris pas Klarisės, bet Pranciškus pamatė, kad tai nėra gerai ir tada gimsta taip vadinamas tretininkai, mes lietuviškai vadinam, trečiasis pranciškoniškas ordinas, pranciškonai pasauliečiai. Ir taip atsiranda visos trys tokios kaip šeimos, ką mes ir vadinam pranciškoniškoji šeima. Reiškia, mes pranciškonai, antras tai seserys, trečias pranciškonai pasauliečiai. Ir galiausiai ta bažnytėlė Porciunkulės, kur jeigu esat buvę kas Asyžiuje, tai žinote, aišku, dabar prabangiai yra užstatyta didžiulė bazilika ir taip toliau, jinai tampa kaip į pranciškoniško dvasingumo tokia lopšys, galima sakyti. Ir reiškia, prie Šventojo Pranciškaus per tuos keletą metų, praktiškai per kokius gerą 10 metų, nuo 1209 iki maždaug 18-19 metų prisijungė didžiulis būrys vyrų, apie 5000 vyrų. Tuomet Pranciškus daro misijas ir toj pačioj Italijoje, paskui 1218-19 metais jisai išvyksta į Egiptą ir įvyksta jo toks garsus pokalbis, dialogas su musulmonų sultonu Melek el-Kamel. Tas jubiliejus irgi buvo minėtas 2019 metais popiežiaus Pranciškaus Jungtiniuose Arabų Emyratuose, galbūt irgi teko matyti per žinias. Ir tai iš tikrųjų tas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio 1219 metų susitikimas su musulmonų sultonu Melek el-Kamel taip pat atvėrė didžiulės galimybės pranciškonų ordinoj veikti šventoje žemėje, nes kaip tik praktiškai apie 1299 metus kryžiuočiai visi buvo galiausiai išvaryti iš, sakykime, tos Palestinos ir taip toliau. Ir musulmonai neleido kaip ir globoti šventųjų vietų, taip vadinamai oficialiai bažnyčiai, viskupams, kunigams ir taip toliau, bet to būtent dialogo pasekmėjai Šventojo Pranciškaus su sultonu Melek el-Kamel, pranciškonam atsirado galimybės ir jie buvo įleisti, reiškia, musulmonų valdomoj Palestinoje globoti pačias švenčiausias krikščionims vietas, tai ir Betliejų, ir Nazaretą, ir Kristaus kapą. Ir kaip tik kalbėsiu apie tai ketvirtadienį plačiau, kad oficialiai nuo 1333 metų nepertraukiamai, be pertraukos pranciškonai globoja, reiškia, saugo šventasias vietas ir praeitais metais turėjau tikrai tokią malonę, kad irgi galėjau savo tokį lietuvišką įnašą įnešti irgi į šventąją žemę, nors iš čia būtent iš Kenebum porto du arba trys pranciškonai gyveno būtent ir yra palaidoti, man teko aplankyti ir kapus Jeruzalėje, taigi tas įnašas ir mūsų lietuvių pranciškonų irgi yra saugant tas šventasias vietas. Taigi, Pranciškus apie 1220 metus aplanko šventąją žemę ir ten pasėjo irgi sėklą, kaip minėjau, davusią gražių vaisių. Jo broliai tas vietas, kur gyveno Jėzus, pavertė prioritetinę savo misijos sritimi ir taip gimė Šventosios žemės kustodija. Ir kadangi pranciškoniškoji šeima labai stipriai augo ir jau apie 1221 metus priskaičiuojama virš 5000 brolių, savaime suprantama, kad
jau vien žodžių nebeužteko, kad suvaldyti tokią didžiulę minę tų pranciškonų. Ir mes su tėvu Jonu puikiai žinom, kad jau kai mes du esam, jau mūsų sunkiai yra suvaldyti. O jeigu kai yra, reiškia, 5000, tai yra praktiškai neįmanoma. Taigi Pranciškus jautė tą poreikį, kad ir aišku, bažnyčia, ir popiežius, ir kardinolai, kurie prižiūrėjo, sakė, kad reikalinga regula. Ir 1221 metais Pranciškus parašo regulą, kurią sudaro 23 skyriai. Ir toj regulų iš tikrųjų, ta regula buvo toks kaip neteisinis, ne juridinis dokumentas, bet buvo daugiau kaip copy-paste, kaip čia pasakyti, nuorašas, kopija evangelinių citatų, kaip pranciškonai turi gyventi. 23 skyriai. Ir kai pristato popiežiui 1221 metais regulą, popiežius jos nepatvirtina. Jinai taip yra vadinama regula non volata, nepatvirtintoji regula. Ir popiežius tiesiog sako, kad reikalinga parašyti labiau tokį juridinį dokumentą. Tada Pranciškus pasitraukė į Fonte Colombo, tokią kaip eremityną, su dviem kitais broliais, tame tarpe broliu Leonu. Ir jie parašo daugiau tokį, jau galim sakyti, juridinį dokumentą, kuris buvo sudarytas iš 12 skyrių. Ir tuomet, kai yra pristatomas popiežiui, popiežius galiausiai tą Honorijus III, net yra data, 1223 metų, lapkričio 29 dieną, savo bule Solet Annuere ją patvirtina. Ir taip atsiranda vadinama regula polata, patvirtintoji regula, ir jos jubiliejai būtent šiais metais mes ir švenčiame. Ir toj reguloj yra, sakykime, pagrindiniai pranciškoniško gyvenimo tokie kaip principai, 12 skyrių. Tai regula apibrėžia, kaip turi būti priimami nauji nariai į ordiną, kandidatai, kaip turi būti tikrinamas jų katalikiškas tikėjimas, ar jie yra pasiruošę priimti neturtą, skaistumą, kad broliai yra pašaukti atsisakyti materialinio turto, gyventi radikaliai paprastai, pasitikėti Dievo vaizdą, kad turi tarnauti kitiems, kad turi dirbti rankomis, kad turi kasdien kalbėti taip vadinamas liturginės valandas, recituoti tą vadinamą Dievo tarnybą, laikytis pasninko tam tikrais laikotarpiais, kad negali priimti pinigų ir asmeninio turto, taip pat, kad gyvena bendruomeniai, kad privalo rūpintis vieni kitais, ligotais broliais, o vyresniai turi rūpintis kaip tėvas, kaip mama, reiškia savo bendruomenės nariais, kad kaip broliai turi pamokslauti, kad privalo pamokslauti tik tai su vietinio kunigo leidimu, kad negali saviveiklos daryti kažkokios tai. Ir taip pat kaip išlaikyti tinkamas ribas bendraujant su moterimis, kad negali lankytis moterų vienuolynuose be specialaus leidimo, kaip broliai turi pamokslauti, apaštalauti tarp nekrikščionių, tame tarpe tarp musulmonų, nes toks buvo didžiulis troškimas daugelio brolių keliauti į musulmoniškas šalis. Ir jeigu apibendrintai pasakyti, kad ta 1223 metų vadinama patvirtintoji ta regula polata, jinai įkūnija Šventojo Pranciškaus dvasią, pabrėžiančią paprastumą, tarnystę, atsidavimą Dievui. Ir iki šiol mes su tėvu Jonu galim patvirtinti, kad mes oficialiai laikomės šitos regulos. Jinai yra mūsų dabartinė regula, tik tai kadangi laikai keičiasi ir pasikeitė, tai tą regulą aiškina taip vadinamos konstitucijos. Ją aiškina jau šiuolaikiškai, kaip mes turime gyventi. Ir labai trumpai, baigiant apie šitą regulą, tai šitą knygelę, kurią turėjau progą atsiversti, būtent jūsų dėka, tarsi kviečia pranciškoniškąją šeimą į tokius įsipareigojimus šiais metais, kad pradedant nuo mūsų brolystės ir liudijimo, gyvenant pagal mūsų regulą, mes esame kviečiami bendradarbiauti ir kurti vienybės ryšius visuomeniai, atgaivinti santykius tarp krikščioniškų bendruomenių narių, tarp kitų socialinių, religinių grupių, puoselėjant susitikimo, socialinės draugystės kultūrą, stiprinti evangelizacinę
misiją kultūros, meno srityse ir ieškoti galimybių susitikti ir dialogo su šiandieninė visuomenė. Taigi, regulos jubiliejus. Dabar trumpai vadinamas Grečio jubiliejus, reiškia prakartėlės, kadangi Šventas Pranciškus Asyžietis, jo tokia viena galbūt irgi iš tokių charizmos, sakykime, to dvasingumo bruožų yra, Pranciškus labai norėdavo kaip ir labai taip žemiškai paliesti dieviškas paslaptis ir galima sakyti tokios kaip dvi pagrindinės pranciškoniško dvasingumo kolonos yra, kad Pranciškus be galo mylėjo Dievo įsikūnijimą, Dievą, kuris tapo žmogumi, ne Dievą, kuris yra aukštai, ten debesyse kažkur taip toliau, bet Dievas, kuris atėjo pas mus, pas žmonės, Dievo įsikūnijimą labai mylėjo ir labai mylėjo, labai vertino Kristaus kančią ant kryžiaus, per kurią jis atpirko mus. Tokie kaip du pagrindiniai stulpai pranciškoniško dvasingumo. Taigi jis tuos abu momentus, tuos stulpus, galima sakyti, išgyveno savyje. Tai būtent pirmas tas, jisai surengė pirmasias, tai vadinamas Kalėdas, padarė pirmą gyvą prakartėlę Grečio vietovėje 1223 metais Italijoje, Umbrijoje, ir po to kitą tą savo dvasingumo tokį stulpą, galbūt išgyveno, tai tą meilę, kurią Dievas pamilo žmonės, kovodamas ant kryžiaus, jis išgyveno savyje, gaudamas stigmas, tarsi būdamas pats paženklintas kryžiumi. Taigi tos Grečio kalėdos ir Grečio tas kalėdas labai gražiai iš tikrųjų išryškino prieš 3 metus, reiškia, popiežius Pranciškus, kuris parašė gražų laišką, dabar visiškai neseniai, Admirabile Signum, nuostabus ženklas, ir dar kartą kviesdamas tiesiog įvairias visuomenės grupės statyti, daryti, puoselėti prakartėlę kaip po tokią. Nes tai yra toks labai konkretus ženklas, kuris gali labai tarnauti įvairiai. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje daroma prakartėlė, tai neišvengiamai vaikams labai patinka, kadangi mažos skulptūrėlės, kūdikėlis Jėzus, Marija, angelai. Iš karto gali įsijungti vyresni broliukai, sesutės. Iš karto įsijungia tėvai, nes reikia kažkaip paaiškinti vaikams, kas tai yra ir taip toliau. Gali įsijungti seneliai, močiutės. Ir taip sakim, jau jeigu šeimoje daroma prakartėlė, jau įsijungia visa šeima. Jeigu prakartėlė daroma, nežinau, kažkur ligoniniai, ar kažkur, sakim, globos namuose, ar kalėjime, ar kažkokioje tai mokykloje ir taip toliau, irgi gali būti traukti visi žmonės arba miesteliai kažkur, sakykime, ir taip toliau. Taigi, popiežius Pranciškus labai gražiai tą tradiciją kviečia atgaivinti. Ir popiežius Pranciškus gražiai rašo tame laiške Admirabile Signum, išleistame prieš kelis metus, rašo, kad nuostabus prakartėlės ženklas, toks brangus krikščionių tautai, visada žadina nuostabą ir žavesį. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį prilygsta paprastam ir džiugiam Dievo Sūnaus įsikūnijimo skelbimui. Prakartėlė yra gyvoji evangelija, kuri gimsta iš šventojo rašto puslapių. Kai kontempliuojame Kalėdų sceną, esame kviečiami dvasiškai leistis į kelią, patraukti nuolankumo to, kuris tapo žmogumi, kad sutiktų kiekvieną žmogų. Ir suvokiame, jog jis mus myli taip, kad prisijungia prie mūsų, kad ir mes galėtume prisijungti prie jo. Taip, popiežius Pranciškus rašo savo apaštaliniame laiške ir kviečia, sakykim, iš naujo pasaulį ir krikščionis atrasti tą prakartėlės žavesį. Taigi, Pranciškus Asyžietis 1223 metų advento pradžioje, kaip manoma, galbūt grįždamas iš Romos, gavęs patvirtinimą regulos savo, apsistojo Umbrijoje Grečio vietovėje. Ir kadangi artėjo Kalėdos, jis paprašė vietinių žmonių, kad atrasti kažkokią tai tokią kaip uolą, sakim, kalnuose, tokią kaip kambarėlį, kažkokį ir per Kalėdas atvesti ten asilą, jautį, padaryti ėdžias, atnešti šieno, paskui pakvietė kunigą, susirinko daugiau brolių, atėjo žmonės nešini deglais, žvakėmis
Ir kaip ta legenda pasakoja, kad tai buvo ypatinga naktis, kurios dalyviai pripildyti džiaugsmo nebejautė atstumo nuo švenčiamo įvykio, bet stebėdami paprastą ir jaudinančią prakartėlės tą gyvą sceną, patys tapo tos prakartėlės dalyviais. Ir taip jau ta legenda pasakoja, kad Pranciškus tiesiog mišių metu, kai kunigas pasakė konsekracijos žodžius, jis pamatė, kaip vizijoje tiesiog gulinti ėdžiose tą kūdikėlį Jėzų. Ir taip, galima sakyti, gimė ta pirmoji prakartėlė, pirmasis Betliejus. Ir popiežius Pranciškus jis kviečia grįžti ir apmąstyti iš naujo prakartėlės simbolius, detalės. Visų pirma, pagrindinės detalės, sakykime, kad tai yra tas kūdikėlis Jėzus, tai Dievas, kuris tampa regimu, Dievas, kuris nusižemina, tampa vienu iš mūsų, tampa žmogumi. Tuomet Marija, kuri ištarė Dievui taip, kuri pagimdė Dievo sūnų, ir Juozapas, kuris apsėmė globoti ne savo kūdikį, ne savo sūnų, bet Mariją, tikėdamas ir Jėzų, tikėdamas, kad tai yra didžioji Dievo paslaptis ir kad būtent tai čia yra gyvas įsikūnijęs Dievas. Taip pat Marija, kuri yra mama, jinai žvelgia ir kontempliuoja savo kūdikį ir rodo jį atėjusiems jį pasveikinti. Ji yra ta, kuri, kaip popiežius sako, atvėrė savo nekaltos širdies duris, kai ją pasibeldė Dievas, pasitikėjo juo ir pakluso jo valiai. Ir prakartėlė visada pradeda pulsuoti, kaip rašo popiežius savo laiške, kai ją yra paguldomas kūdikėlio Jėzaus ta skulptūrėlė. Ir daugelį kultūrų, bent jau man teko Italijoje truputėlį gyventi ir, praeitais metais ir Jeruzalėje, Betliejuje, tarp kitko teko sutikti Kalėdas, tai labai gražiai yra atnešama tokia skulptūrėlė, gal jas pirmatė kažkur per televiziją ir paguldoma labai konkrečiai. Tai kaip popiežius sako, kai į ėdžias paguldome kūdikėlio Jėzaus skulptūrėlę, prakartėlė širdis pradeda pulsuoti. Dievas tampa kūdikiu, kad jį paimtume į savo rankas, jo visą kurianti ir keičianti galybė slepiasi vaiko trapume. Tik naujagimių tėvai gali gerai suprasti tą džiaugsmą ir nuostabą, atsidūrus prieš didį gyvybės slėpinį, kurios jautė ir Juozapas, ir Marija. Ir tokiu būdu Dievas įžengė į jų gyvenimus, į mūsų gyvenimą. Tokiu būdu Dievas buvo įterptas, tapo vienu iš mūsų. Taigi, iš tikrųjų, Kalėdos yra labai pranciškoniška šventė ir mūsų pranciškoniškoji šeima kviečia šiais metais būtent minėti 800 metų tą jubiliejų. Ir toj knygeliai pranciškoniškoji šeima kviečia skirti laiko apmąstymams ir diskusijoms apie kiekvieno žmogaus gyvybės orumo skatinimą, kokia brangi yra gyvybė, užgimusi ar neužgimusi. Kviečia įsipareigoti ginti gyvybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties. Skatina ginti taip pat ir moterų teisės, siūlyti pagalbą tėvams, kuriems sunku auklėti, šviesti savo vaikus, teikti pagalbą našlaičiams, gatvės vaikams gyvenantiems prieglaudose, jaunuoliams, kenčiantiems nuo priklausomybių ir taip toliau, nes Kalėdos tai yra gyvenimo, gyvybės, kuri plaukia iš Dievo šventė. Dabar prieisime prie kitų metų jubiliejaus, tai tapdama trečiojo, tai Pranciškaus stigmų jubiliejus, švenčiamas bus 2024 metais, bet tikrosios stigmos įvyko 1224 metais Alvernos kalne, kur Pranciškus rugsėjo mėnesį melsdamasis Švento kryžiaus išaukštinimo šventės dienomis, jis išvysta nukryžiuotąjį Serafimo, tokio angelo, skrendančio angelo pavidalu, ir per susitikimą su nukryžiuotoju Serafimu gauna stigmas, taip susivienydamas su nukryžiuotoju Kristumi, dovana išreiškinti jų artimą tapatinimąsi su Viešpačiu.
Taigi, stigmų šventė yra švenčiama kais metais rugsėjo 17 dieną. Ir visa pranciškoniškoji šeima, o ypač ant Alvernos kalno, tą šventę švenčia. Ir tai gimsta irgi iš begalinio troškimo, kaip ir minėjau, Šventojo Pranciškaus susitapatinti su kenčiančiu Kristum, tarsi patirti tą patį, ką Kristus patyrė, kabodamas ant kryžiaus. Ir tai vyksta tik 2 metai prieš Šventojo Pranciškaus mirtį. Ir per tuos 2 metus, nuo 24 iki 26 metų, Pranciškus buvo stigmatizuotasis. Ir tai iš tikrųjų jį labai sekino, kartu sekino ir fiziškai, ir po to galiausiai jo regėjimas labai pradėjo silpti. Bet tai buvo tokia skirta ypatinga malonė jam, kurios jis be galo troško, kadangi ordinas, kaip minėjau, labai plėtėsi ir čia tėvas Jonas puikiai tą patvirtintų, kad ordine irgi atsirado skirtingos labai tokios kryptis. Vieni buvo broliai mokyti, kurie, sakykime, daugiau norėjo ordiną pakreipti, daugiau mokslo sritimi ir taip toliau, sesliam gyvenimui. Iš to paskui galiausiai po, galim sakyti, 200 metų susiformuoja jau oficialiai, vadinamas, reiškia, kaip ir konventualų kryptis. Konventualai nuo žodžio konventus arba vienuolynas, galima sakyti. Ir po tos jau dar gyvenam Pranciškuje, Šventam Pranciškuje esant, taip pat susiformuoja, kaip ir galima sakyti, kita tokia linija, kryptis pranciškonų, tai vadinami tokie spiritualai arba charizmatai, kurie nenorėjo būti prisirišę prie pastatų, prie mokslo ir taip toliau, bet daugiau troško, sakykim, tokio paprastumo, būti su žmonėmis, gyventi, nežinau, sakykim, vienuolynas, tai ne pastatas, bet brolių grupelė, 3, 4, 5 broliai kažkur gyvena, jie šiandien apsistoja čia, rytoj apsistoja kažkur kitur ir taip toliau pamokslauja, kalba žmonėms apie Evangeliją, apie Dievą. Taigi Pranciškus išgyveno didžiulę tokią, galima sakyti, krizę. Turbūt kiekvienas, nes turbūt visi esam patyrę čia, tai nutinka ir šeimose, kuomet, sakykim, vaikai gal pasirenka kažkokį kitokį kelią ir taip toliau. Ir natūraliai tėvai jie sako, kad, aiškiai, ne to galbūt aš norėjau, ne taip, sakykim, ne taip svajojau, kad mano vaikai gyvens ir taip toliau, bet jie, kadangi yra laisvi žmonės, Dievo sukurti, jie kuria savo gyvenimus ir atsakingi. Taip ir Pranciškus Asyžietis tarsi žmogiškai labai išgyveno tokią krizę, kad tarsi netokios bendruomenės jis norėjo. O ta bendruomenė galiausiai, kadangi daug žmonių ją kažkaip tai reikėjo suvaldyti, teko parašyti regulą, kurią jisai spyriojosi ir nenorėjo rašyti. Ir po to galiausiai vieni broliai, reiškia, krypo labai į mokslus, visus ir aplinkybės, ir pati bažnyčia, ir popiežiai, ir kardinolai irgi, sakykime, skatino labai pranciškonų studijuoti, nes pamokslaujant reikėjo ir žinių, nes tuo metu buvo irgi erezijos įvairios klestėjo, katarai, valdiečiai, ir reikėjo sugebėti atremti, sakykime, pagrįsti katalikų tą gryną mokymą. Ir po to galiausiai net Pranciškus Asyžietis leidžia broliams studijuoti, tai buvo Antanas Paduvietis pirmasis, kuriam jis suteikė tokį žodinį leidimą, net iš tikrųjų parašo mažą raštelę, kad aš tau leidžiu mokyti brolius šventosios, reiškia, teologijos, evangelijos, bet svarbiausia, kad tai neprasilenktų su brolių neturtu. Taigi Pranciškus išgyvena tokią didžiulę krizę, po to galiausiai jisai net ir perduoda ordino valdymą kitiems broliams, pats pasitraukia daugiau tokiai maldai ir taip toliau. Ir štai, reiškia, prieš Arkangelo Mykolo šventę, jam pasitraukus, reiškia, ir meldžiantis Alvernos kalne, reiškia, jam pasirodo, kaip minėjau, tas skrendantis serafinas ir jam atsiveria, reiškia, stigmos. Tai aišku, kaip ir minėjau, jį labai iškankina, galima sakyti, fiziškai ir taip toliau. Bet tada Pranciškus galėjo jau ištarti, galima sakyti, visų savo gyvenimu Galatams laiško žodžius: esu nukryžiuotas kartu su Kristumi, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Taigi, pranciškoniškoji šeima, švenčiant Šventojo Pranciškaus stigmų jubiliejų, šitoj knygeliai kviečia
leisti, kad mus paliestų ir paskatintų daugybė skausmo ir kančios situacijų, atvejų šiame pasaulyje, kuriuos mes matome ten, kur mes gyvename, kur mes dirbame, mūsų aplinkoje, ką mes girdime, kad mes nebūtume abejingi pasaulio skausmui. Sakykime, mus galbūt labiausiai dabar liečia tas karas Ukrainoje ir taip toliau. Taigi, tai labai atitiktų tą pranciškoniškai dvasingumą. Kontempliuoti Kristų kasdien sutinkamų žmonių kančiose ir sunkumuose. Švelniai atsidavusiai rūpintis sužeistaisiais, mūsų broliais ir seserimis, kurie kenčia ir kurie neturi vilties. Skatinti susitikimus su tais, kurie netiki į Dievą arba neišpažįsta jokios religijos, ir skatinti bendras iniciatyvas, kuriame siekiama padėti vargšams, kenčiantiems ir stokojantiems žmonėms. Taigi, tai būtų tas vadinamas trečiasis pranciškoniškas jubiliejus, kuris bus švenčiamas kitais metais. Ketvirtasis pranciškoniškas jubiliejus, tai 2025 metais vadinamas Saulės arba Kūrinijos giesmės jubiliejus, kurią Pranciškus, kaip jau minėjau, toks skausmo persmelktas ir stigmų, jo regėjimas, jo klausa pradėjo labai šlubuoti. Jam buvo daroma, žinau, kad ten Riečio mieste tokia sudėtinga operacija, tais laikais degino, reiškia, smilkinius su karštu įkaitintų metalu, tai buvo bandoma atstatyti jo regėjimą, bet tas regėjimas neatsistatė. Ir tame skausme jisai parašo tą nuostabę, tai vadinamą Kūrinijos arba Saulės giesmę, kurią aš norėčiau dabar tą progą ir perskaityti lietuviškai. Taigi, Kūrinijos giesmė parašyta Šventojo Pranciškaus Asyžiečio. Aukščiausias visagali, geras Viešpatie, tau šlovė, garbė ir gyrius ir visa palaima. Tau vienam aukščiausiasis tai priklauso ir joks žmogus nėra vertas tave minėti. Būk pagarbintas mano Viešpatie su visa savo kūrinyje, ypač sudėtinga sesė Saulė, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti. Ji yra graži, spindinti didžia šviesa ir nešanti aukščiausias tavo žymę. Būk pagarbintas mano Viešpatie per brolį mėnesį, dangaus žvaigždes, sukūrė jos ryškius, naudingus ir gražius. Būk pagarbintas mano Viešpatie per brolį vėją, visokį orą, debesuotą giedrą, nes per jį palaikai savo kūrinyje. Būk pagarbintas mano Viešpatie per brolį vandenį, kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras. Būk pagarbintas mano Viešpatie per sesę ugnį, kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri ir galinga. Būk pagarbintas mano Viešpatie per sesę žemę, mūsų motiną, kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas ir žolę. Būk pagarbintas mano Viešpatie per tuos, kurie atleidžia iš meilės tau ir pakelia ligas bei vargą. Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje, kad tavo aukščiausiasis būtų vainikuoti. Būk pagarbintas mano Viešpatie per mūsų sesę kūniškąją mirtį, nuo kurios joks žmogus negali pabėgti. Vargas tiems, kurie mirs sunkiai nusitėję. Palaiminti, kuriuos vyras vykdančius švenčiausią tavo valią, jų nepažeis mirtis antroji. Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį, jam dėkokite ir tarnaukite didžiai nusiminę. Taigi taip nenorisi jos labai daug ir komentuoti, nes jinai pati tiesiog kalba už save ir jos tas grožis tiesiog yra begalinis tos Saulės ar Kūrinijos giesmės. Aš tik galbūt norėčiau labai trumpai taip atkreipdėmėsi į pirmas ir paskutinės eilutes. O jau visą kitą jūs patys turėsit progą perskaityti ar apmąstyti ir pasimelsti, nes tai yra kaip ir malda nuostabi. Taigi, pirmosios eilutės labai gražiai nusako, koks yra Dievas. Šventas Pranciškus Asyžietis pradeda nuo Dievo garbinimo. Koks yra Dievas, dvi pirmos eilutės, o dvi paskutinės Kūrinijos giesmės eilutės kalba, koks turi būti žmogus santykėje su Dievu. Taigi, pirmos eilutės kalba, aukščiausias visagali, geras Viešpatie, tau garbė, šlovė ir gyrius ir visa palaima. Taigi Dievas yra aukščiausias, visagalis, gerasis ir jis yra tas, kuriam
kuriam skirta yra visa šlovė, garbė ir gyrius ir palaima. O paskutinės dvi eilutės kalba, kokia yra žmogaus užduotis šioje žemėje, šitam pasaulyje, ta didžiausia, svarbiausia užduotis. Tai pacituosiu: garbinkite ir šlovinkite mano viešpatį, jam dėkokite ir tarnaukite didžiai nusižeminę. Tai tarsi taip labai gražiai išsireiškus, kad Dievas yra tas aukščiausias, visagalis, gerasis viešpats, o žmogaus ta užduotis gyvenime galiausiai didžiausia yra, kad garbinti ir šlovinti mano viešpatį, jam dėkoti ir tarnauti didžiai nusižeminus. Ir kaip ir minėjau, kad visa kita saulės giesmė parodo, kaip visa kūrinyje, kuri mūsų supa, irgi yra Dievo kūryba ir yra pašaukta garbinti viešpatį. Taigi, pranciškoniškoji šeima, švenčiant kūrinijos giesmės jubiliejų, kviečia skatina mus visus ugdyti suvokimą, kad žmogaus aplinka ir ta gamta, kuri mus supa, turi būti išsaugota. Ir kad žmogus ir gamta gali bendradarbiauti, gali gyventi kartu, kad vienas be kito kaip ir neturi prasmės. Taip pat pranciškoniškoji šeima kviečia bendradarbiauti su visais geros valios žmonėmis, tikinčiais ir netikinčiais, kad tie taip vadinami bendri mūsų namai būtų tinkami ir toliau mums visiems po saulę gyventi. Ir kviečia taip pat užmegzti ryšius su įvairiomis socialinėmis, religinėmis organizacijomis, kurioms taip pat rūpi išgirsti žemės ir vargšų šauksmą ir jį atsiliepti. Skatinti dialogo ir bendrystės kultūrą, kad būtų įveikta ta pelno švaistimo kultūra ir pasitelkti įvairias iniciatyvas, į kurias įsitraukia visi, nes nesvarbu, kokia to žmogaus būtų kalba, kultūra, tautybė ar religija. Ir mes puikiai žinome, kad prieš keletą metų popiežius Pranciškus taip pat parašė encikliką, kurią pavadino Laudato Si, būtent pagal šitą Šventojo Pranciškaus kūrinijos giesmę, ir kalba apie tai, kad kaip ir pagrindinė tema, kad yra bendri namai, mūsų visų bendri namai, nežiūrint religijos, kultūros, rasės ir taip toliau. Ir paskutinės tas minutės, kurios dar turbūt liko, 1:05 pagal programą. 5. jubiliejus, kuris bus švenčiamas 2026 metais, tai yra taip vadinama Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirtis, arba kaip ši knygelė įvardina, Velykos. Užgimimas, prisikėlimas, užgimimas naujam tam gyvam, sakykime, amžinam gyvenimui. Pranciškaus ta mirtis, transitus, latiniškai vadinamas, įvyko 1226 metų spalio 3 dienos vakare Porciunkulyje, Asyžiuje. Palaiminęs savo dvasinius vaikus, brolius, jis mirė gulėdamas ant plikos žemės. Ir iškart jau po 2 metų popiežius Grigalius IX paskelbė jį šventuoju. Jonas turbūt gali mane patikslinti. Turbūt vienintelis šventasis, kuris paskelbtas taip labai greitai, po 2 metų. Ir netrukus dar po kelių metų Asyžiuje jo garbėje buvo pastatyta didelė bazilika, kuri dar iki šiandien sutraukia daugybę piligrimų, susirenkančių pagerbti jo kapo, pasidžiaugti Džioto ir Čimabuės freskomis, kurios nuostabiai pavaizdavo Švento Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą. Taigi, pranciškoniškoji šeima šito knygelė kalba apie tai, jog Pranciškaus mirtis tam tikrą prasme kviečia mus apmąstyti apie tai, jog mes nesame pilnai savo gyvenimo šeimininkai, kad kažkas yra didesnis, kas yra mūsų gyvenimo šeimininkas, kad mums tas gyvenimas, kurį mes gyvename, ir daugelis dalykų yra duota, dovanota, ir kad tas gyvenimas yra taip pat skirtas dovanoti kitiems, ką būtent Pranciškus ir troško labai savo visų gyvenimo ir išgyventi. Taigi gyvenimas yra dovana, kurią mes irgi esame kviečiami savo būdu grąžinti.
Pranciškus prieš pat savo mirtį parašo tokį laišką. Ir tame laiške jisai kalba visam ordinui. Laišką. Nieko iš savęs nepasilikite savo, kad tas, kuris visiškai save jums atiduoda, galėtų visiškai jūs priimti. Taigi, Pranciškaus visas gyvenimas buvo, galima sakyti, kaip tokia žvakė deganti ir ta žvakė degė ant viešpaties altoriaus. Ir į Šventojo Pranciškaus gyvenimą mes esame kviečiami pažvelgti tikėjimo akimis ir suprasti, kad galima sakyti tam tūkstantmečių tokiai sandūroj, kad tai buvo iš tikrųjų šventasis žmogus, kuris, galima sakyti, ne veltui bažnyčios buvo pavadintas Alter Kristus, kaip antrasis Kristus, kuris savo gyvenime troško be galo įkūryti Kristų ir kiek jam tai pavyko, jis stengiasi tai padaryti. Artėjant mirčiai, Pranciškus irgi ištarė tokius žodžius, kuriuos cituoja Tomas Celanietis. Pradėkime, broliai, tarnauti viešpačiui, nes iki šiol nieko dar gero nesame padarę. Jis nemanė, Pranciškus, kad jau pasiekė savo tikslą, bet nenuilstamai siekdamas šventumo, nuolat tikėjusi viską vėl pradėti iš naujo. Jis vėl norėjo net prieš savo mirtį grįžti, tarnauti ir ausuotiesiems, ką jisai pradžioj savo atsivertimo pačioj pradžioj, ką jisai ir darė. Taigi, pranciškoniškoji šeima, apmąstydama apie, Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirtį, jinai šitoj knygelėje kviečia, kad mes turime skatinti evangelizavimą, nes tai yra galimybė dosniai grąžinti mums patiems duotas iš Dievo gautas dvasinės dovanas, kad ir kiti patirtų tą džiaugsmą, evangelinį džiaugsmą. Kviečia skatinti mūsų bendruomenės, ar tai būtų brolijos, ar tai būtų įvairios grupės tikinčiųjų, būti vilties ir džiaugsmo liudytojais. Kviečia skaityti laiko ženklus, kad atpažintume, ką šventoji dvasia veikia tarp mūsų dienų žmonių. Ypatingai atkreipiu dėmesį tuos žmonės, kurie gyvena periferijose, kad jiems taip pat sugebėtume atnešti visuomenės periferijose, atnešti tą džiugę Evangelijos žinią. Ir bandyti supažindinti taip pat žmonės visuomenę su Pranciškumi Asyžiečiu, su jo gyvenimo istorija, su jo Dievo patirtimi, naudojantis ir meno paveldu, kurį mes turime, ar tai būtų, sakykime, daugelį bažnyčių mes galime rasti Antaną Paduvietį, Pranciškų Asyžietį, arba nuostabus kūriniai, kurie randami daug kur internete ir taip toliau, tai būtų Džioto ar Čimabuės freskos, kad kur tik yra galimybė tiesiog kalbėti apie Šventąjį Pranciškų ir kalbėti apie tai, kad jis buvo tokia universali asmenybė, kad jo gyvenime, jo širdyje tilpo visi, tame tarpe ir kūrinyje, ir žmonės. Taigi, baigdamas trumpai, kad Pranciškus iš meilės Kristui gimsta jo didžiulė meilė žmonėms ir visiems Dievo kūriniams. Kad tai yra didžiulis to pranciškoniško dvasingumo bruožas, tas visuotinio broliškumo jausmas, kurį dar kartą atskleidė popiežius Pranciškus, parašęs savo encikliką, taip pat pagal Šventąjį Pranciškų Asyžietį, kurią pavadino Fratelli Tutti. Ir tiesiog popiežius Pranciškus dar kartą primena mums visiems, kad iš Šventojo Pranciškaus Asyžiečio plaukia ta tokia universalaus broliškumo mintis, kad visas pasaulis, visa žmonija, mes esame galiausiai Dievo vaikai, kad daugelis tokių socialinių dalykų ir kultūrinių, religinių mus skiria, bet iš tiesų mes esame to paties Dievo, to paties Kūrėjo vaikai ir būtent Pranciškus Asyžietis ir visas jo dvasingumas mums tai primena. Kad Pranciškus buvo džiaugsmo kupinas žmogus, jo paprastumas, nuolankumas, tikėjimas, meilė Kristui, gerumas visų žmonių atžvilgių leisdavo jam pajusti džiaugsmą bet kokioje situacijoje.
Šventumą ir džiaugsmą iš tiesų sieja artimas ir neišardomas ryšys. Tikrai mes puikiai žinome, kad šventas žmogus, jis yra džiugus žmogus, jis yra šviesus žmogus. Ir mes galbūt ne apie vieną esam kažkur pasakę, koks tas žmogus šventas, bet jo veide yra daug to šviesos. Taigi toks buvo Pranciškus. Ir kažkas yra pasakęs, kad pasaulyje egzistuoja vienas vienintelis liūdesys. Liūdesys, kad nesi šventas, kad nesi arti Dievo. Taigi, žvelgdami į šventąjį Pranciškų Asyžietį, į jo gyvenimo liudijimą, mes suprantame, kad tikrosios laimės paslaptis yra tapti šventais, būti arti Dievo. Taigi, norėčiau užbaigti tiesiog žodžiais, kad tai išprašo mums šios dovanos Pranciškaus taip be galo mylėtojai mergelė Marija. Patikėkime jai save Asyžiaus neturtėlio žodžiais ir užbaigsiu Pranciškaus malda mergelei Marijai. Švenčiausiai mergelė Marija, tarp moterų pasaulyje nėra gimusios panašios į tave, aukščiausiai karaliaus ir dangiškojo tėvo dukterį ir tarnaitę, mūsų švenčiausiojo viešpaties Jėzaus Kristaus motina, šventosios dvasios sužadėtinė, melsk už mus, savo švenčiausiai mylimąjį sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų ir mokytojų. Tai ačiū labai ir nežinau, pavyko perteikti tą mintį, bet gal kažkiek tai turės kitų metų eigoje pamąstyti apie Pranciškų ir apie jo tą žinią mums visiems. Ačiū labai. Ačiū Jums. Taip. Broliai, sakyk, broliai. Įsirašyti ar įsijungti į pasauliečių pranciškonų skyrių. Ir aš turėčiau pirmiausiai gauti leidimą iš savo žmonos. Teisingai, kad neįvyktų skilimo, kaip čia pasakyti, kaip. Tai, sakyčiau, o kur jūs gyvenat? Aš gyvenu Amerikoje, Ohajo. Aha. Aišku, vis tiek, jeigu gyvena ten kažkur artimiausia, manyčiau, kad beveik visur yra kažkur netoli arti, taip angliškai turbūt vadintųsi secular Franciscans, kaip čia pasakyti. Va, už jūsų kaip tik sėdi Marija Italija, bet kuri čia yra Amerikė, jinai yra pranciškonė pasaulietė, mes kaip vadinam. Tai jūs ir paklauskit šalia iš tikrųjų. Jinai papasakos, nes jinai čia priklauso Kenebom, šitai vadinamai brolyjai. Tu, Marija, perché sei secolare francescana, puoi spiegare al Signore come si fa. You can say, Maria. You can tell. Thank you. I just said, if you wanted to be a Franciscan, then it's really in your heart, and you discerning that, God will let you go wherever you are in the world. It doesn't matter if you Italian, Portuguese, Lithuanian, American, whatever country you are, you will be Franciscan if you discern that, and God will let that happen. So, if you are thinking about it, I think you're making the right choice. Prieš aš nežinau, kiek metų buvo didelis ar žemės drebėjimas ar kažkas, ar nebuvo sugadinta ta visa nekatedra. Jo. Tarp kitko, aš kaip tik tais metais gyvenau Italijoje, maždaug apie kilometrais, reiškia, aš atlikau novicijatą ten, kur Pranciškus gavo stigmas Alvernos kalne. Ir tai buvo, net galiu pasakyti, tai buvo 1998 metų, turbūt pavasaris. Ir, reiškia, Alvernos kalnas yra maždaug 80 km nuo Asyžiaus, tai būtų kokia kiek čia, 50 mylių turbūt. Ir jeigu būdavo labai graži diena, tai mes matydavom nuo kalno, iš Alvernos kalno, matydavom Asyžių baltuojant, tai reiškia, 50 mylių, tai aukštai kalnuose matos. Aš kaip dabar prisimenu, galiu papasakoti. Reiškia, 11 val. Ryto
būdavo mišios visą laiką, to bazilikoje tokioje, reiškia, Alvernos kalne. Ir mišių pabaigoje, po komunijos maždaug, reiškia, visi, kai būna tas tylos akimirka tokia, reiškia, visi aš buvau naujokas, mūsų buvo, tų naujokų buvo, tų novicų 12 mes buvom, ir paskui dar brolių, tai gal 20 brolių iš viso, mišių metu gal 30 buvo, žmonių buvo, ir aš žiūriu, taip, reiškia, toks labai, reiškia, prie altoriaus buvo pasakytas toks aukštas, didžiulis, labai sunkus kryžius, reiškia, taip. Žiūriu, tas kryžius taip sviruoja. Ir reiškia, tiesiog pradėjo taip sviruoti. Ir paskui jau tik tiek. Reiškia, paskui, kai baigėsi mišios, mes grįžom, tada pamatėm per televiziją ir taip toliau sužinojom, kad maždaug nuo mūsų, sakykime, 50 mylių Asyžiui įvyko tas žemės drebėjimas. Tai mes tik jautėm, kai kas iš brolių sako, kad altorius pradėjo, reiškia, taip pat, kaip čia pasakyti, reiškia, judėti. Aš tikrai nemeluoju, mačiau tą kryžių sunkų tokį sviruojantį, taip nustebau, galvoju, mano pirmoji mintis buvo, negi toks skersvėjis didžiulis, iš kur jis gali atsirasti toks didžiulis, nesuvokia, reiškia, kad toks dalykas gali įvykti. Jo, tai 98 metais įvyko tas žemės drebėjimas, kuris ten labai stipriai buvo apgriuvusi Šventojo Pranciškaus baziliką Asyžiui ir žuvo 2 pranciškonai. Žinau, kad tie pranciškonai konventualai, reiškia, ta kita mūsų, atšaka galima sakyti. Tai va, ten buvo įvykęs žemės drebėjimas. Broli Algi, kokį vaidmenį Šventoji Klara turėjo Pranciškaus gyvenime, jeigu galėtumėt papasakoti? Jeigu taip paprastai labai, tai, sakykime, yra, reiškia, to pranciškoniško, tokio kaip dvasingumo, sakykime, moteriškoja atšaka, galima sakyti. Bet aišku, jinai buvo, reiškia, jeigu Pranciškus daugiau buvo iš tokios, sakykime, pasiturinčių, reiškia, šeimos, jie prekiavo jų šeima medžiagom audiniais. Tai Klaro šeima buvo iš vadinamų nobilį, reiškia, kaip čia pasakyti, jau kilmingųjų. Tai jų buvo truputėlį skiriasi tie, kaip čia pasakyti, visuomenės sluoksniai. Ir Klara buvo iš tokių jau tų kilmingųjų. Taip yra manoma, taip aišku, liaudiškai pasakius, tai mes taip visada svarstydavom, kad jie kažkur tai kaip jaunuoliai ten galbūt bendrai, nežinau, švęsdavo šventės ar taip toliau, bet galbūt Jonas mane patikslins, manoma, galbūt mokslininkai sako, kad greičiausiai nelabai jie susitikdavo, nes Klara buvo tiesiog nuo aukštesnio visuomenės sluoksnio, tiesiog, kaip čia pasakyti. Galbūt tik, kadangi tam pačiam Asyžiui gyveno, tai tiesiog, visi viską žinodavo ir tie visi gandai tokie sklisdavo ir aišku, turbūt žinojo apie tokį Pranciškų, mergaitės vis tiek yra smalsas, tai pasakyti, į berniukų žiūri, juokauja. Tai vis tiek turbūt žinojo apie toks šaunus, yra jaunuolis, reiškia, užsidegęs ten kažkur keliauti, reiškia, į žygius, reiškia, riteris ir taip toliau. Ir aišku, apie tokį žinojo. Ir aišku, po to, kai jo gyvenime įvyko tas didžiulis atsivertimas, toks virsmas, iš tokio šaunaus vyruko, sakykime, ir taip toliau jis tapo tokiu keistuoliu, reiškia, pradėjo, sakykime, melstis labai daug, ten tarnauti raupsuotiesiems ir taip toliau. Tai irgi savaime suprantama, kad ją įkvėpė ir ten kaip istorija pasakoja, kad jinai, reiškia, verbų, jeigu Jonas, verbų, pasakė, išlaikiau egzaminą, verbų po mišių vakare, jinai verbų sekmadienį pabėga, reiškia, iš Asyžiaus miesto, žemyn, ten jau kamera tekia būti, kokios ten 3 mylios, turbūt 5 kilometrai, reiškia, į tą porciunkulę ir ten broliai ją priima prie laužų sėdėdami ir paskui jau Pranciškus ją nugabena pas benediktinės į vienuolyną ir ten yra tų istorijų, kad šeimos nariai, sakim, jos ieškojo, bandė įsiveržti, bet vėl, reiškia, jos giminaičiai negalėjo įžengti į vienuolyną moterų, irgi kaip vyrai, tai tam tikrą prasme ją saugojo ir gynė tas pasišventimas Dievui, o paskui, reiškia, jinai jau subrandina ir tą grinai savitą pašaukimą pranciškonišką, kuri galiausiai irgi patvirtina popiežiai ir patvirtina jos regulą. Tai tokia grinai, sakim, moteriška kryptis.
Lietuvoje mes esame tikrai palaiminti, kad turim Šventos Klaros seseris. Ir, reiškia, anksčiau yra buvę tais laikais, kaip paminėjot, ir ta mūsų pranciškonų ta šaka, tėvai, reiškia, vadinami, kaip Bernardinai, kaip jie įsikūrė 1469 metais Vilniui, Bernardinų, kur dabar bažnyčia. Ir šalia yra vadinamas, reiškia, kaip čia pasakyti, šalia visiškai yra, reiškia, Švento Mykolo bažnyčios seseris, bet jos gyveno kaip klarisės, bet jos nebuvo tikros klarisės. Tai tikros klarisės įsikūrė Lietuvoje prieš 20 maždaug metų, Kretingoje. Žodžiu, tai mes turim dabar Šventos Klaros seseris. Aš, taip irgi labai artimai bendrauju, kaip sakiau, kai reikėjo galvoti, kur palikti kaktusus, tai iš karto palikau pas seseris Klarisės. Čia joks signalas buvo reiškia ir baigti, tai klausimas reiškia. Matyt, čia buvo tam reakcija. Atsiprašau. Ar yra dar kas turėtų kokių klausimų? Prašau, Juozai. Tai gal trumpai, ką dabar pranciškonai veikia Lietuvoje, kokia jų Pagrindinė veikla Lietuvoje. Ką veikia? Po 2 savaičių reikia atsakyti, ne? Jonai. Jeigu, reiškia, pasakyti, sakykime, mes čia esame ir man pačiam tikrai tokioj svarbioj vietoj lietuvių pranciškonų istorijoje, jūs puikiai žinot, ir pas mus vienuolyne yra saugoma lentelė, kur, reiškia, iš vienuolyno Grynę, turbūt žinot, kad, reiškia, pirmą pranciškonai įsikūrė čia maždaug 100 mylių, gal maždaug, reiškia, į šiaurę, Lewiston, Meine, tokiam Grynę. Ir po to ieškojo tokios, truputėlį labiau prieinamos gražesnės vietos ir įsikūrė čia. Tai 44 metais ten, 47 metais čia. Tai, sakykim, per čia buvo išsaugota, išgelbėta lietuvių pranciškonų Švento Kazimiero provincija, kuris, sakykim, labai sėkmingai atsikūrė 89 metais Lietuvoje. Ir šiuo metu Lietuvoje mes turim, sakykime, jeigu grinai vienuolynus, tai 5. Lietuvoje 5 vienuolynai, 6 Kenebong, 7 yra Toronto, reiškia, prisikėlimo parapija, irgi puikiai žinot. Bet mes Lietuvoje kaip ir aptarnaujam, galim sakyti, 6 vietas. Tai 6 vietoje dabar kaip ir vienuolyno tokio nebėra, broliai nebegyvena, bet yra mažti parapija, tokia pranciškoniška, tai Pakutuvėnai. Tai Lietuvoje mes esame taip Vilnius, Bernardinų bažnyčia, istorinė vieta. Tai reiškia, maždaug virš 500 metų, reiškia, mūsų prezencija. Kaunas, lygiai tokia pati istorinė vieta, irgi virš 500 metų, reiškia, istorija. Tada Kryžių kalnas, visiškai nauja vieta, įsikūrusi po Jono Pauliaus II vizito. Tai šiais metais būtent bus 30 metų, kai Jonas Paulius II buvo, bet vienuolynas įsikūrė 2000 metais. 3 vieta. 4 vieta būtų Kretinga, irgi labai istorinė vieta, 1600 maždaug 17 metai, 12 metai gal įsikūrė pranciškonai, ir 5 vieta tai Klaipėda, visiškai nauja vieta, 2012 metais pašventinta bažnyčia. Ir 6 vieta tai būtų Pakutuvėnai, ten tokia kaimo vietovė Žemaitijoje šalia Plungės, kurioje ilgą laikotarpį gyveno 2-3 broliai, bet šiuo metu nebegyvena, bet ten veikla visa vyksta ir taip toliau. Tai 5 vietos - Vilnius, Kaunas, Kryžių kalnas, Kretinga, Klaipėda, Kenebong ir Toronto. Dabar iš tų 5 vietų, iš tų 7 vietų mes, sakykim, tarnaujam, galim sakyti, 3 didelėse parapijose. Tai būtų Vilnius, reiškia, Bernardinų parapija, tada būtų Kretingos parapija ir, reiškia, būtų Toronte, reiškia, prisikėlimo parapija. Kiti likę vienuolynai yra ne parapijos, bet galima sakyti beveik kaip, reiškia, pavyzdžiui, Kaune yra oficialiai ne parapija, bet labai daug žmonių ateina ir tie brolių patarnavimai vyksta kaip parapija. Reiškia, žmonės ruošiasi ir krikštijami, ir tuokiami, ir pirmai komunijai, ir spirtinimo sakramentui. Tai galima sakyti, kad tokia, ir Pakutuvėnuose taip pat yra irgi parapija. Bet Vilniui
šalia visko, šalia, reiškia, Vilniuje yra kartu ir pranciškonų kurija dabar persikėlusi būtent iš Kenebong 2007 metais į Vilnių. Tai yra ir parapija, ir kurija, ir taip pat yra, reiškia, turime Bernardinų jaunimo centrą. Pavyzdžiui, šiuo metu, kaip tik šiandien, puikiai žinau turbūt, kad Lisabonoje baigėsi pasaulio jaunimo dienos, kaip skaičiau žiniasklaidoje, 1,5 milijono dalyvavo jaunimo iš viso pasaulio ir graži grupė 50 žmonių su 3 mūsų broliais dalyvavo pranciškoniško jaunimo irgi pasaulio jaunimo dienose, tai kaip ir per tą Bernardinų jaunimo centrą. Taip pat Vilniuje yra irgi, reiškia, Bernardinai LT interneto tinklapis, kur turbūt irgi galbūt skaitot, irgi ten dirba tik pasauliečiai, bet vis tiek yra, kaip ir tokia, galim sakyti, mūsų misija. Kaune, kaip minėjau, ten yra, reiškia, yra bažnyčia, sena labai istorinė, kuri yra tokia kaip kvazi parapija, beveik kaip parapija. Ir taip pat turim, reiškia, Kaune tokius kaip rekolekcijų, kaip Franciscan Guest House, galima sakyti, reiškia, ten rekolekcijos vyksta ir taip toliau. Ir taip pat mes turim, reiškia, globos namus, senelių globos namus, kurie yra ir mūsų broliam, vyskupas Baltakis, kaip tik iš čia, iš Kenebong, ten persikėlė, labai norėjo gyventi ir kaip tik ten ir iškeliauja amžinybę, kurie tarnauja ir mūsų broliam, ir mūsų tėvam, ir taip pat žmonėm, kaip pasakyti. Kryžių kalnė yra daugiau tokia kaip vietovė, galima sakyti, kaip toks kaip eremas, šventovė, galima sakyti, visai Lietuvai labai svarbi ir ten gyvena keli mūsų broliai, kurie priima piligrimus. Nors mes neprižiūrim Kryžių kalno, Kryžių kalną ten tokia sudėtinga situacija, ten kaip ir vyskupas Šiaulių prižiūri, bet galiausiai Šiaulių savivaldybė tokia, sakykime, mes kaip ir nepavesta, bet beveik visi piligrimai, kurie atkeliauja iš užsienio į Kryžių kalną, jie pas mus laiko mišias, atlieka išpažinti ten, pašventinam kryželį ir taip toliau. Po to Kretingoje yra, sakykime, didžiulė sena istorinė parapija, kuri irgi aptarnauja visą Kretingos miestą. Kretingoje taip pat yra didžiulė pranciškonų gimnazija, kuri buvo įsteigta 1932 metais, jeigu neklystu, žodžiu, reiškia, Augustinas Dirvelė toks įsteigė. Tai joje yra virš 1000 mokinių, tai yra katalikiška gimnazija, reiškia viena iš Lietuvoje katalikiškų gimnazijų, kas, irgi labai svarbus dalykas. Ir Klaipėdoje yra visiškai naujas vienuolynas, pranciškonų, tai tik tai maždaug 11 metų kaip atidarytas. Ten toks kaip didžiausias akcentas yra, reiškia, sakykime, pagalba onkologija sergantiems ligonėms. Tai nėra ligoninė, bet yra toks, kaip čia pasakyti, savitarpio, toks kaip pagalbos centras, kuriame lankosi žmonės. Jeigu taip nusakyti labai trumpai tą misiją, kad žmogus ateina pas gydytoją, po visų tyrimų jam pasako, jums, reiškia, yra onkologinė liga. Ir ką dabar žmogus išeina iš gydytojo kabineto, jam šokas, kur eiti. Tai toks yra kaip ir, sakykime, toks kaip centras, kur žmonės, reiškia, mokomi yra gyventi su tuo ir sakykime, kaip galime pasiveikti ir taip toliau, arba yra palydimi, sakykime, kurie yra ne vienas jau iš ten tų žmonių ir iškeliavęs į amžinybę, bet jis, reiškia, toks savitarpio pagalbos centras. O po to Toronte, tai puikiai žinot, tai Lietuvių prisikėlimo parapija yra ir kitos daug veiklos vyksta, o čia yra dabar, sakykime, tokia Švento Antano šventovė. Ir va šitie tokie Franciscan Guest House, kur provinciolas mūsų ir provincijos vadovybė jau keletą metų labai intensyviai dirba, kad būtų atnaujinti. Ir aš pats galiu patvirtinti, kad jau yra, reiškia, architektūriniai projektai beveik visi paruošti. Gal dar užtruks iki šių metų pabaigos. Provinciolas davė kaip ir patvirtinimą ir dirbama su viena Portlando architektų, reiškia, kaip sakyti, šitą įmonę. Ir jeigu Dievas laimins, tai negaliu dėl datų pasakyti, bet sakykime, yra labai stipriai dirbama. Šitie namai visiškai pasikeis, nes jūs matot, kaip pasakyti, kad vis tiek reikalingas yra remontas, tvarkymas ir taip toliau. Tai reiškia, būtų irgi viena kaip iš mūsų tokių misijų. Ir man pačiam dabar jau čia 6 mėnesiai gyvenant,
tai teko bendrauti ir su kunigais. Ir prieš gerą savaitę čia pas mus buvo Meino Portlando vyskupas su 10 seminaristų, atliko rekolekcijas, tai aš pats su Portlando vyskupu giliai kalbėjau. Jis sako, Meino valstijoje tai yra išlikusi vienintelė vieta rekolekcijom tokiom krikščioniškam, nes tik prieš mėnesį Liepos 1 užsidarė čia tokie Bitterford Pool, buvo nuostabus didžiuliai seselių rekolekcijų namai, tie užsidarė paskutiniai. Po to taip pat sutikau, čia apsilankė 2 kunigai iš Bostono, iš Harvardo, per campus, kaip čia pasakyti, ministry. Tai irgi ieškojo vietos, kur su studentais atvažiuoti. Irgi sako, užsidarė dabar irgi šiuo metu aplink Bostoną maždaug 3 irgi rekolekcijų namai. Tai daug aš girdžiu, kad čia mes esam tokie kaip vieninteliai, tai tam tikra prasme tokia proga, galimybė išlaikyti ir tą, nes vis tiek tos pastatus išlaikyti labai sudėtinga iš tikrųjų. Žiemą darbuotojus išlaikyti ir viską ir taip toliau. Tai tam tikrą prasme čia dėkinga vieta, kadangi yra prie pat jūros, galima pritraukti poilsiautojų, bet rudenį, žiemą ir pavasarį yra galimybė tokiom krikščioniškom grupėm ir kaip matau, kad mažėjant tų visų rekolekcijų namų aplinkui, New England, tai dabar už savaitės atvyks visi New England vyskupai čia katalikų. Ir kardinolas Sean O'Malley turi kambarį užsisakęs, turbūt, kur tėvas Jonas gyvena tą patį. Reiškia, 25 vyskupai. Tai šita vieta yra vertinama, sakykime, katalikų bažnyčios tokiu požiūriu. Norėtųsi tą misiją išlaikyti, bet neišvengiamai turėsim viską čia keisti iš tikrųjų. Išliks daugmaž tos rėmai, bet praktiškai yra jau ruošiamas projektas labai gražiam atnaujinimui. Reiškia, architektai pagrindiniai yra iš Portlando, bet reiškia interjero vadinamo, interior design, tai yra iš Lietuvos, žodžiu, tai bus ir tokio lietuviško kvapo, kaip čia pasakyti. Jūs paminėjote Pakutuvėnus kaip tašką, tai man taip ausis pakilo. Ar Gediminas yra pranciškonas? Taip, jo. Ir kaip sekasi tam centre, kur padeda su priklausomybėm? Dabar tokio kaip ir centro nebėra iš tikrųjų ten. Ta tokia misija, jinai buvo užbaigta tiesiogiai tai prieš kokius gal 4 metus, kadangi irgi labai tokių daug dalykų, ten ir to finansavimo reikia, ten, reiškia, jie buvo laimėję keletui metų, Europos Sąjunga skiria tokių projektų ir taip toliau. Šiuo metu nebėra, bet yra kaip tokia maža parapijėlė, nors oficialiai parapijai priklausančių žmonių gal yra tik apie 40 ten kaime, bet kas sekmadienį ten būna virš 100 žmonių iš tikrųjų. Tai tiesiog ten iš visos Žemaitijos, ten žmonės ir iš Kauno, iš Vilniaus atvažiuoja, kam patinka toks pranciškoniškas dvasingumas gamtoj, reiškia kaime, kaip čia pasakyti, tokį. Tai tokia dvasinė ir daug žmonių ten ir iš pažinties atvažiuoja atsilikti ir pabūti, tiesiog taip, tokia dvasinės atgaivos, bet su priklausomais. Ir natūraliai, žinau, kad vienas kitas žmogus turintis priklausomybę irgi taip neoficialiai, sakykim, turi galimybę ten apsigyventi ir toliau, bet dabar tokia formaliai kaip ir nebėra tokios misijos. Broli Algi, kalbėdami apie ateinančius remontus šito pastato, jūs minėjote, kad labai trūksta tokių retreat centers. Tai ar jūs norit pasakyti, kad atremontavus, sakykime, šitą pastatą, čia liks kaip retreat center, ar kokio tipo čia ta ateities guest house bus? Kaip pasakyti, tai tam, kad apvalius metus išsilaikytų, sakykim, čia kokia yra specifika, truputėlį kaip Lietuvoje, kadangi, sakykim, Palanga, pavyzdžiui, tokia, arba Nida. Žiemą, rudenį, žiemą, pavasarį,
yra štilius lietuviškai, kaip čia pasakyti. Reiškia, kaip sakant, šitokie namai išsimaitina per vasarą, per kokius 3 vasaros mėnesius sukaupiamas tas visas, kaip pasakyti, kapitalas, kur po to, reiškia, išlaikyti ir darbuotojus ir taip toliau. Tai daugelis tų retreat house neišsilaiko todėl, kad jie yra toli nuo jūros. Nes tiesiog išmaitinti, išlaikyti tokius namus vien iš retreats praktiškai yra neįmanoma. Nes reiškia, tiesiog, jeigu retreats dažniausiai vyksta, sakykime, savaitgalį, 5, 6, sekmadienį. Tai reiškia, kad pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį namai yra tušti. Tai mūsų yra dėkinga ta vieta, kad yra labai arti jūros ir kad ta vasara tokia, sakykime, birželis, Liepa, rugpjūtis, rugsėjis, sakykime, kur viskas, kaip pasakyti, susikaupia, tas, sakykime, tas visas kapitalas, o paskui jau vis tiek tam, kad neišjungti elektros, neišjungti šildymo, nepaleisti žmonių, reiškia, nes, sakykime, čia kadangi irgi yra tam tikra tokia, kaimo vietovė ir darbuotojų irgi, sakykime, ir viešbučių yra nemažai, tai jos išgaudo labai greitai. Tai čia bus vis tiek, bus kaip retreat house, toks, sakykim, rudenį, žiemą, pavasarį, bet per vasarą bus atvira ir poilsiautojams, nes tiesiog kitaip neįmanoma išlaikyti yra. Čia yra gal ta vadinama, vietovės to, sakykime, miestelio, ta rinka visą, žodžiu, iš tikrųjų. Tai toks, bus, neišvengiama, nes vien retreat, tiesiog, sakau, aš kalbėjau dabar ir su 2 kunigais iš aplinkui Bostono, sako, tiesiog vien iš retreat nebeišsilaiko, nes tiesiog. Bet labai norim tą vietą išlaikyti, kaip pasakyti, tokia kartu ir tėvas Placidas Barius, kai buvo, jis labai sakydavo, kad mes matom kaip misiją tokią, nes ir labai daug aš pats irgi ateinu ir tų žmonių čia iš aplinkų, iš to New England atvažiuoja ir dabar klerikai buvo, viskupai atvažiuos, tai sakykim, kadangi kitur užsidaro, negerai, kad užsidaro, kuo daugiau tų būtų geriau, bet tam tikrą prasme tai dėkinga yra, nes tada jau yra galimybė daugiau žmonių pritraukti. Bet kaip čia pasakyti, tą tokią materialinę prasme irgi yra kartu labai sunku išlaikyti, nes vis tiek žiemą negali išjungti elektros, negali paleisti darbuotojų, nes paskui jų pavasarį nebesugaudysi. Ir tai dalis darbuotojų, jeigu pastebėjote, yra studentai, kurie tik tai sezoniniai, taip vadinami, žodžiu, yra, bet yra apie 5 darbuotojai, kur ir ūkvedžiai, moteris, kur tvarko kambarius, kurių negali paleisti, nes jie paskui paleisti juos rudenį, kitą pavasarį jų galbūt ir nebesurasi iš tikrųjų. Tai tokia, tas, kaip pasakyti, hospitality, tas yra sudėtingas toks iš tikrųjų, sakykime, tas rytis tokia, kur darbas nuolatinis su gyvai žmonėmis ir darbuotojus išlaikyti čia, bet turi vilties, kaip čia pasakyti, nenori nuleisti rankų. Pat pradėjom dvasingumo, reiškia, baigiam tokiais ūkio reikalais. Bet aš norėčiau išlaikyti, reiškia, tą pirmą pagrindinį, pavyzdžiui, Juozo Kazo klausimas apie Lietuvą ir ką pranciškonai daro Lietuvoje. Buvo iš tikrųjų mūsų agenda, ne? Buvo pramatyta, bet vis dėlto laimėjo pranciškonų sukartis ir šitą šventoji žemė šįmet. Buvom planavę, reiškia, tą pačiau, bet kadangi brolis Algirdas taip gražiai ir glaustai tą dalyką pristatė, tai mums reikės ieškoti ko nors kito, reiškia. Bet ieškosim dvasingų dalykų, reiškia, nes tas ūkis, taip kaip Pranciškui, reiškia, jis sprendžia savaime. Tai čia problema iš tikrųjų nėra. Ja. Jau dėkuoju labai už jūsų pristatymą ir už žinias.